Labai dažna problema, su kuo susiduria vadovai įmonių, yra dokumentų perdavimas iškilus įmonės bankroto bylą. Ir kai teismo nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo yra nurodoma, kad dokumentus reikia perduoti per 15 dienų nemokumo administratoriui paskirtam, labai dažnai vadovai susiduria su tokia problema, kad įmonės buhalteris arba dažniausiai buhalterinės paslaugas teikiančios įmonės atsisako perduoti dokumentus, todėl kad yra nesumokėtos sąskaitos ir vadovai negali tų dokumentų perduoti nemokumo administratoriui. Tai Julija, sakyk, ką reikėtų įmonės vadovui daryti, kad jam pavyktų tuos dokumentus gauti? Na, iš tikrųjų, tai tikrai yra didelė problema, nes, kaip ir nurodė bankroto administratorė Eglė, kad skiriamos yra baudos ir jos didėja progresinė tvarka, tai iš tikrųjų gali po to, žmogus vieną dieną suprasti, kad, išieškomas didžiulės sumos. Ir sprendimas pirmiausiai būtų pačioje pradžioje, kaip ir labai daugelį situacijų. Tai yra, jau pačioje verslo pradžioje vystant verslą, turime dvi skirtingas situacijas, ar tai yra darbo sutartis, ar tai yra, kažkokia samdoma įmonė. Bet kuriuo atveju, ar tai būtų darbo teisiniai santykiai, ar tai būtų pasirašyta sutartis su buhalterinės paslaugas teikiančia įmonė, visada svarbu dokumentai. Dokumentai. Mes teisininkai, advokatai labai dažnai tą akcentuojame, bet atrodo, kad kuo daugiau akcentuojame, tuo vis dėlto, tas situacijos vis tiek nėra sprendžiamos. Tai kas yra tie dokumentai? Tai jeigu yra darbo teisiniai santykiai, tai aišku pareiginiai nuostatai, kas ką tvarko, kur yra dokumentai ir panašiai. Ir kitas dalykas yra, jeigu yra sutartiniai teisiniai santykiai, tai vėlgi labai svarbu yra susitarti ir kad sutartyje būtų nurodyta, kur yra dokumentai, kaip jie yra saugomi, kada perduodami ir, aišku, numatyti kažkokias tai baudas ar kitokias atsakomybės formas, kad jeigu yra neperduodami dokumentai, nesuvedami duomenys. Ir tikriausiai labai būtų tikslinga ir patiem įmonių vadovams, turint reikalų su buhalterinės paslaugas teikiančiomis įmonėmis, nuolat kontroliuoti tą darbą, tiesiog turėti atsarginės dokumentų kopijas patiem, galbūt kažkokį tai Dropboxą, galbūt kažkokį kitą būdą, kad nepaisant to, kad paslaugų teikimas nutrūksta, kad įmonės vadovas vis tiek turėtų tuos dokumentus ir galėtų paskui galbūt samdyti kitą buhalterinės paslaugas teikiančią įmonę ar žmogų, kuris padėtų tuos dokumentus sutvarkyti ir tokiu būdu vadovas išvengtų baudos dėl dokumentų neperdavimo. O sakyk dabar dar, Julija, ar gali tą, sakykime, buhalterinės paslaugas teikianti įmonė atsisakyti perduoti dokumentus nesumokėjus tam vadovui už paslaugas? Manyčiau, kad ne, tokios sulaikymo teisės nėra šiuo atveju, vis dėlto čia yra visai kiti dar teisiniai santykiai. Iš tikrųjų, čia turim dar tokią įdomią situaciją dėl to, kad, tarkime, kai yra iškelta bankroto byla ir kai nėra iškelta bankroto byla, yra skirtingos teisinės situacijos. Tai kai nėra iškelta bankroto byla, tai galima kreiptis ten dėl žalos atlyginimų, pats vadovas, atstovauja įmonę ir kreipiasi, kad darbo santykių metu ten padaryta kažkokia tai žala. Arba kreiptis, jeigu įmonė tvarkiusi buhalterinės paslaugas padaro žalą ar dėl dokumentų išsireikalavimo į policiją ir panašiai. Tačiau ta situacija yra kita, kai yra iškeliama bankroto byla. Kodėl? Todėl, kad įmonės vadovas netenka savo kaip atstovo, teisinio tokio įgaliojimo. Perima visus tuos įgaliojimus bankroto administratorius. Ir turbūt Eglė patvirtins, kad, tuomet jau įmonės vadovas, kai yra iškelta bankroto byla, įsiteisėjo nutartis, pats nebegali kreiptis jau asmeniškai, kaip atstovaudamas įmonę. Ir šiuo atveju jau tas visos teisės ir pareigos pereina bankroto administratoriui. Tačiau, kaip Eglė turbūt ir pastebėjo ne kartą, kad, čia įrodyti teismui, kad čia kažko įmonės vadovas negali padaryti, yra sudėtinga.
Taip, nes vadovas visą laiką turėtų tuos dokumentus valdyti, turėti bent jau prieigą prie tų dokumentų arba turėti neginčiamus įrodymus, kad tikrai tie dokumentai yra būtent pas tą buhalterinės paslaugas teikiančią įmonę ir jinai atsisako juos perduoti. O priešingu atveju greičiausiai įrodyti, kad kaltas dėl dokumentų neperdavimo yra kažkoks tretysis asmuo, nelabai pavyks ir bet kokiu atveju išeiti iš šios padėties turi surasti įmonės vadovas.